Ši žinutė yra sieloms, be galo trokštančioms naujumo. Sieloms, kurios skuba į priekį. Aš žinau, kad tu jauti, kad prieki kažkas tavęs laukia. Nepakartojamo, didelio. Kažkas, ko labai trokšti patirti. Galėčiau tai pavadinti anglišku žodžiu. Exciting. Bet skubėdamas į priekį, tu nepamatai to, kas aplink tave. Tu prarandi viską pakeliui. Aš suprantu tavo troškimą. Suprantu tavo geismą, norą, naują. Suprantu, kad ta nuojauta tave traukia kaip magnetas. Bet šis kelias, kuriame tu esi, toks yra nebereikalo. Tu negali atsidurti toj trokštamoj, nujaučiamoj ateity, nepatyręs to, kas tau skirta pakeliui. Pakeliui esu tau paruošęs be galo daug dovanų ir išminties. Tarsi žaistum žaidimą. Kur pakeliui turi susirinkti lobius, ginklus, įrankius, kurie tau padės nueiti iki finišo. Padės tau pereiti į naują lygį. Nes kitaip susidūrę su sunkumais ir su iššūkiais pakeliui, nesusirinkęs tų ginklų ir lobių, tu neturėsi resursų. Neturėsi resursų pereiti į naują lygį. Ir tavo žaidimas pasibaigs. Ir tu vėl turėsi pradėti iš naujo. Todėl sakau tau, eik su tėkme. Prisiderink prie tėkmės. Pasiduok. Labai daug yra sielų, kurios atsilieka. Todėl dažniausiai mes raginam skubėti. Mes raginam judėti į priekį. Mes raginam neatsilikti. Tobulėti, imtis veiksmo. Bet kartais atsiranda tų, kurios bėga į priekį, kurios neria stačia galva ir trokšta naujumo. Aš tau sakau, sustok, neskubėk.
Patirk malonumą ir visas dovanas ten, kur esi. Atsipalaiduok. Tu jau viską padarei. Tu esi pačiam prieki savo kelio. Jeigu imsi lyginti su kitais, gali pasirodyti, kad atsilieki. Bet prisimink, kitų kelias kitoks. Jie yra savo kely ir tu nežinai, kada jie pradėjo ir kur jie turi būti ir koks jų tikslas. Todėl atidžiai klausyk savęs. Pasitikėk savim. Pasitikėk savo pojūčiais, savo vidiniu žinojimu, savo širdies balsu. Dabar aš kalbu kaip tavo širdies balsas, kuris sako, susilygiuok su tėkme. Tu esi ten, kur turi būti. Ir jeigu skubėsi irtis į priekį, jeigu beatodariškai skubėsi, tiesiog nepastebėsi to, kas yra pakeliui. Nepastebėsi dovanų, nepastebėsi grožio ir prarasi jėgas, prarasi energiją, nes nuskubėti tu negali. Tad tavo pastangos bus bevertis ir atneš tau tik tai nusivylimą. Tad dar kartą sakau tau, susilygiuok su tėkme. Aukščiausiam plane egzistuoja viskas, ką tau reikalinga patirti. Ir jeigu bandysi skubėti, yra pavojus, kad kažką praleisi. Todėl to nebus. Todėl tu būsi sustabdyta, kad pamatytum ir įsisavintum viską, kas reikalinga. Kad galėtum atsidurti sekančiam naujume. Todėl tau naudinga sustoti, naudinga neskubėti ir naudinga
Pasiek savo vidinį žinojimą. Neskubėti prieki tave verčia ego. Siekiantis tikslų, siekiantis pripažinimo, siekiantis naujų galių, naujų įžvalgų, naujų galimybių, naujų dovanų. Bet jeigu vis sieki naujo, tiesiog nepamatai to, kas yra prieš tave. Jeigu tik tai bėgi, žiūrėdamas į tolį, nematai, kas tau po kojų, ir gali parkristi. Užkliūti už to, kas tau paruošta kaip dovana. Bet tai gali tave pargriauti vien tam, kad sustotum ir pastebėtum ir pasiimtum tai, kas tavo. Kartais sutinki gyvenime iššūkius ir manai, kad tai yra bausmė tau, kliūtis. Bet iš tiesų, jeigu būtum neskubėjęs, būtum pamatęs, kad tai yra tau dovana. Tad neskubėk, susilygiuok su tėkme, pasiimk viską, kas tau skirta, kad pereitum į naujumą su didžiausiu įmanomu švelnumu ir gracija. Tu būtinai ten atsidursi. Aš tau pažadu.